Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video detaliau aptarsiu stogo šlaitinio kūrimą ir jo nuolydžius. Tai būtent su šita komanda Roof by Footprint pagal kontūrą, kai modeliuojame stogą. Pasirinkau šitą komandą ir vėl braižysiu kontūrą, tačiau parodyti noriu keletą kitokių dalykų. Pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad braižysiu kontūrą pasirinkdamas sienas. Tai pasirinkus šią komandą reikia žymėti sienas ir bus sukurta kontūro linija, tačiau jinai bus susijusi su siena. Čia galiu pažymėti, kad noriu turėti karnizą plotį 500 nuo sienos ir kai pažymėsiu sieną, kontūro linija bus atitraukta nuo sienos. Tai kadangi šitą sieną prieš tai nepažymėjau šito nustatymo, tai padarysiu escape ir pasižymėsiu ją iš naujo ir pažymėsiu 500. Ir tokiu būdu dabar sukursiu likusias kontūro dalis ir matysite, kad dabar šiek tiek bus sudėtingesnės konfiguracijos stogas ir pažymėsiu, pavyzdžiui, šiuo atveju šitas linijas ir paspausiu Define Slope ir užtvirtinsiu kontūro pabaigimą. Ir matysite, kad šlaitai suformuoti pagal visas pažymėtas linijas. Jeigu nueisiu į 3D vaizdą, pasirinkim gal užspalvintą vaizdavimą. Ir štai taip atrodo mūsų dabar stogas. Šitą sieną, tarkim, padarysiu attach ir parinksiu stogą, kad šiek tiek gražiau atrodytų. Ir tą patį padarysiu čia. Attach, pasirinkam stogą, prikabinti, pritraukti pagal stogo formą. Ir matote dabar sukurti šitie papildomi šlaitai. Kaip ir sakiau, sienos susijusios su stogu, todėl, pavyzdžiui, pažymėjus ir pasakysiu, kad čia, tarkim, atstumas 8 metrai, ne? Paslinkus sieną, stogas seka paskui sieną. Kartais tai gerai, kartais blogai, patys turite pasirinkti, kas jums geriau. Ar norite kurti kontūrą pagal sienas, ar tiesiog nubrėžti jo kontūrą paprastom linijom. Sugrąžinsiu jį atgal ir tęsim toliau. Kaip dar galima daryti įtaką nuolydžiui? Tai, pavyzdžiui, jeigu dabar nueisiu į pjūvį, mano stogo apačia, kaip ir aš jį pirmai nubrėžiau, sutampa, ar ne? Tačiau jeigu aš noriu, pavyzdžiui, kažkodėl viena siena būtų aukštesnė, aš galėčiau vėl redaguoti šitą kontūrą. 2 kart paspaudžiau, todėl prašau pasirinkti planą, kuriame redaguosiu. Ir pasirinku šitą liniją, tarkim, ir įvedu 500, ar ne? Atstumas tai realiai plate offset from base. Parametras tai vertikalus atstumas nuo pagrindo. Ir tai reiškia, kad mūsų kontūro linija, stogo kraštas, pakilo per 500. Kai aš kūriau stogą pasirinkdamas sienas, stogo apatinis sluoksnis sutapo su sienos išorė. Ir čia buvo tas atstumas 500, karnizo atstumas, o čia dabar aš turiu, jeigu nubrėšiu liniją, irgi nuo išorinio sluoksnio, pavyzdžiui, pasirinksiu, kad tai yra 500 atstumas, nubrėžiu liniją paprastą 2D ir matau, kad tai nuo sienos išorinio sluoksnio 500 aukščiau. Dar paimsiu, pakeisiu stogo tipą į tą, kurį sukūriau prieš tai video, kad būtų sluoksniai ir matytųsi šiek tiek geriau. Kur galime dar panaudoti šitą parametrą. Tai, pavyzdžiui, jeigu nueisiu į 2 aukštą, padarysiu edit, suteiksiu šitam kontūrui taip pat nuolydį, tai stogas atrodys taip, tiesiog pagal tą kampą eis ir suformuos nuolydį, tačiau jeigu šitą kontūrą dar pridėsiu plate offset from base reikšmę, pakelsiu nuo apačios, tai pamatysite, kad turim šitokią stogo variantą, kur, tarkim, man atrodo, lietuvių stogai būdavo galuose tai padaryti, bet čia architektai galbūt daugiau žino. Ir dar šiek tiek noriu parodyti, koks yra skirtumas tarp to, kai stogą kuriame pagal sieną ir
ne pagal sieną, tai tam aš pažymėsiu vėl šitą stogą ir pažymėsiu tokį extend into wall to core. Tai reiškia atsižvelgti į sienos pagrindinio sluoksnio vietą. Paspaudžiam užbaigti, finish, einam į pjūvį ir dabar matome, kad stogo apatinė plokštuma eina ties sienos pagrindinio sluoksnio riba, o ne ties išorinė riba, kaip buvo prieš tai. Tai vat galima šiek tiek pakontroliuoti to stogo poziciją, žiūrint pagal tai, ko mums reikia. Jeigu aš nueisiu į antrą aukšto planą ir sukursiu stogą, tačiau kursiu jį paprastom linijom, pavyzdžiui, ir nubrėšiu lygiai tokių pačių matmenų, kaip brėžiau panaudodamas sienas, ir pažymėsiu, kad čia yra visur nuolydžiai, ar ne, define slope, na šitą irgi padarysiu 500, kad pjūvyje man jie būtų vienodi, tačiau jeigu nueisiu į pjūvį, matysite, kad šitas naujai sukurtas stogas, jo apačia sutampa su antro aukšto lygiu. Čia kaip kiekvienas stogas turi level 2, tai čia būtent braižant linijomis yra atstumas 500 ties čia ir jeigu aš pratęsiu šitą liniją, kur pakelta, tai matysite, kad stogo apačia būtent pakelta per tą tikslų atstumą, kurį nurodžiau 500 mm bus nuo aukšto lygio. Tai iš esmės galutiniam rezultatui labai įtakos neturi, tačiau šiek tiek skirtingai valdosi šitie nustatymai. Kitas būdas, kaip kurti nuolydžius, būtų, kai mes nubraižome kontūrą, tarkim, vėl stačiakampės formos, mes galime naudoti ir slope arrow komandą. Tai yra brėžiu nuolydžio rodiklę, nurodau jos pradžios ir pabaigos taškus. Jie kontroliuos šito stogo nuolydį, kampą, ir jeigu ją pažymėsime, jo savybių lange matome height of set at tail, tai aukštis ties uodega, tai ties pradinių taškų, ir height of set at head, tai ties galva, ties galinių taškų. Tai jie vadina tail ir head šitos taškus angliškai, ir mes, pavyzdžiui, galime pakeisti jos vertę, kad, pavyzdžiui, 1000 mm būtų ties čia. Ir paspaudus OK, mes suformuojame tikslų atstumą, per kiek bus stogas pakils nuo vieno galo iki kito. Tai, pavyzdžiui, jeigu uždėsiu matmenį, ne, nuo šičia iki šičia, tai yra lygiai metras. Lygiai tą patį galime padaryti ir dvišlaitį stogą. Pavyzdžiui, šitą rodiklę, jeigu nubrėšiu per tokį atstumą, tarkim per 3 metrus, ne, tai reiškia nuo čia iki čia turi pakirti per metrą, o paskui, pavyzdžiui, nubrėšiu nuo čia iki čia. Jeigu šitai rodiklį paliksiu 3 metrus, tai tiesiog nurodys, kad nuo čia iki šitos vietos šitas šlaitas kils iki šitos vietos per 3 metrus. Tiesiog čia nurodo jos šito šlaito statumą. Tai reiškia, kad pasižiūrėjus į pjūvį, nuo šito taško jisai bandė eiti čia kažkur į 3 metrus, už tai jo toksai didelis gavosi nuolydis. Tai va čia toksai būtų šlaito kūrimas pagal atstumus, ne pagal kampą. Ir kitas dalykas, kur galima panaudoti linijas, tai, pavyzdžiui, dabar pažiūrėkim, koks mūsų ilgis. Na, tarkim, 12 metrų padarysiu atstumą, šiek tiek, kad man būtų lengviau skaičiuoti. Ir, tarkim, čia už 3 metrų turėsiu vieną liniją, tada nubrėšiu, tarkim, 3 metrų, dar vieną liniją, dar vieną 3 metrų liniją ir dar vieną 3 metrų liniją. Ir dabar vėl brėšiu nuolydžio rodiklės, tačiau brėšiu, kad nuo čia yra nuolydis iki čia ir aukštis yra, tarkim, 2 metrai. Kita rodiklė, nuo čia iki čia. Suvienodinsiu galus, kad abi dvi būtų 2 metrai. 2 metrai šiame taške, tačiau kilt pradėtų tik nuo šio taško. Pažymėsiu šitas visas linijas ir sakysiu, kad tai nurodo kampus,
Dabar jų kampai yra 30 laipsnių, bandau sukurti stogą, rašo, kad kažkas negerai, delete dimension, ištrinti matmenį. Ir čia matau iš kontūro, kad kažkas bus blogai sukurta. Matome, kad nesąmoningas stogas, todėl aš šiek tiek nueisiu į antrą lygį ir pabandysiu pakoreguoti, pažiūrėti, kame čia problema. Tai berods žinau, čia yra įvesta 200, kai turėjo būti 2000, kad būtų vienodai abiejų rodiklių teisingai. Paspaudžiam užbaigti. Na vis tiek šiek tiek netoks stogas, ne kaip norėjau, tai gal dar kartą edit ir padarysiu gal 1000. Na, čia reikia jau žinoti savo stogo matmenis maždaug, kad nebūtų tokių nesąmonių kaip man, bet vat iš esmės galima sukurti tokius dalykus, ne? Pavyzdžiui, dar nueisiu į antrą lygį, edit padarysiu, ne, ir tarkim ištrinsiu šitą ir sakysiu dar kartelį, sukurkim tokį patį stogą. Tai va, čia priklauso nuo stogų, kokius jūs turite, galite sukurti kažkokius kitokias konfiguracijas. Tai tiek trumpai būtų apie stogų šlaitus. Iki.